O dabar įsivaizduok, tarkim, labai mėgstu, nežinau, pasidalinti gal kažkokią informaciją, kuri galėtų būti naudinga žmonėm, kurie žiūri. Ir įsivaizduokim, kad, aš esu dabar mergina, kuri žiūri šitą video ir aš labai seniai noriu pradėti savo kažkokį, tai, sakykime, tokį papildomą darbelį, kuris labai tikiuosi, kad galbūt įsivystys į, pavyzdžiui, verslą. Tačiau aš bijau savo tėvų reakcijos ir bijau, ką pasakys mano draugai, pamatė, kad aš čia kažką pradedu daryti ir galvos, kas čia iš vis dabar vyksta. Ką tu patartum savo pasakyti tuo momentu, kai tu pradedi jausti, kad ta baimė užvaldo tavo norą ir kad tu galbūt save stabdai dėl to, kad pagrindinis dalykas, kas tave stabdo, yra baimė. Kaip savo padėti tuo momentu? Tai aš galiu tik iš savo pavyzdžio gal pasakyti, kad aš, pavyzdžiui, labai bijojau visą laiką būti video, ar ne? Filmuotis video. Tai dabar labai juokinga atrodo, nes, ta prasme, mane mato, kas Niukrošė, tai galvoja, ta prasme, kaip tu bijai, nes kiekvieną dieną aš esu video, ar ne? Taip. Bet man čia buvo jeigu man kažkas prieš 3 metus būtų pasakęs, kad aš filmuosiu su kažkokiam video, tai aš būčiau net, ta prasme, nepatikėjus. 3 metai. Taip. Ta prasme, niekada. Pokytis. Tai aš vėlgi žiūrėjau kažkokį tai video, kuriame buvo pasakę, ko tu bijai ir pabandykit ir pamatysit, kaip nebaisu. Ir aš tiesiog galvoju, gerai, viskas, užtenka, reikia tiesiog pabandyti ir pamatysiu, kaip yra nebaisu, ar ne? Aš taip save įkalbinėjau. Ir aš vieną dieną, aš iki šiandien atsimenu, kaip aš tą video nufilmau namie, ten prie kažkokios užuolaidos su telefonu, kažkokį video reviewsą apie TRX šampūnus, kaip dabar atsimenu, net kaip atrodžiau, ką apsirengus buvau, nes man tiek baisu buvo, kad man taip įstrigo, žinai. Taip. Ir aš galvoju, gerai, tiesiog nufilmuosiu, kas gali atsitikti, nufilmuosiu, nepatiks man, tai aš tiesiog, neįdėsiu, žinai. Nufilmavau, įdėjau ir aišku, jau laukiu, kada čia parys, galvos, o Jėzau, ką jin čia daro, ką jin čia nusišneka, žinai, ta. Ir aš įdėjau ir merginos, kaip fainai, daugiau tokių, kaip informatyvu, kaip paprasta. Karolina, kaip aš puikiai tave suprantu, nes iš tikrųjų nežinau, ar dabar aš daryčiau tai, ką darau čia ir kalbėčiau su tavimi, jeigu nepaprastas dalykas, kurį aš padariau visiškai neseniai pati, tiesiog atostogaujant. Aš nufilmavau trumpą video prieš pat savo gimtadienį, kuriame aš tiesiog dalinausi Instagram'e tokiais pamastymais, kad prieš 2 metus jaučiausi taip, dabar jaučiuosi taip ir tiesiog galbūt kas man padėjo ir taip toliau ir panašiai. Ir aš jį irgi įdėjau ir pamenu grįžau pakuoti savo lagamino ir vėliau grįžau prie telefonų, kuriame tiesiog viena po kitos ėjo žinutės, wow, kaip įdomu, kaip smagu, kad pasidalinai. Ir tada galbūt toksai ateina suvokimas, kad žmonės iš tikrųjų jie nori to tikrumo ir jie nori pamatyti tą kitą pusę. Ir žinai, galbūt buvo laikai, kai Instagram'e trendinantis dalykas buvo tas, žinai, mergina sėdinti prie stalo su milijonų patiekalų ir, žinai, ten... Rožių puokštė, rožių puokštė prie automobilio, tai visiškai. Dabar man regi žmonės vis labiau ir labiau nori tikrumo. Taip. Ar ne? Ar yra kažkokių žmonių, kuriuos tu pati, pavyzdžiui, nuolat seki, kurie tau atrodo to pavyzdžiai, kuriuos, nežinau, pasiūlytum ir kitiem būtinai pasižiūrėti? Nes natūralu, kad žmonės, jie to ieško ir tai tikrai gali padėti tau susidaryti galbūt tokį tikresnį gyvenimo vaizdą, negu kad tokį iškreiptą ir perdarytą ir labai dirbtinį. Taip, tai aš sakau labai daug žmonių, bet iš tokių, jeigu pagrindinių, nuo ko pradėti, bet čia kiekvienas irgi turi atsirinkti, man reikėjo, kad mane kažkas šokiruotų į tą realybę, žinai, tai mano vienas iš tų rekomendacijų yra Gary Vaynerchuk, žinoma, nes jisai yra labai toksai tiesiai šviesiai, tau sako, žinai, kad nebijok, daryk ir taip toliau, tai šitas toliau yra Tom Bilyeu iš Impact Theory, jisai yra tiesiog jo ir interviu, ir jo pačio, kur yra atsakymai į klausimus, yra nerealūs. Aš iš jo labai gerą vieną mintį turiu, kur manau, kad daugam padėtų iš tikrųjų šita mintis, kad man tai buvo iš vis life changing, kad tavo ego yra, dažniausiai žmonių ego yra apie tai, kad jie yra teisūs. Ta prasme, mano ego visas pasakys ant to, kad aš esu teisi. Aš anksčiau tokia ir buvau. Jeigu aš būdavau neteisi, man taip, žinai, kai su durklu į širdį atrodo, žinai, kažkas, tu teisesnė už mane. Žinai, taip skauda, žinai, nes mums visiems patinka būti teisiems. Čia net ir dabar, nes tai duoda tokia trupinėlė tokios kaip laimė. Žinai, žinai, fainai, aš teisi. Bet jeigu tavo visa esybė ir tavo ego yra tik ant to pastatytas, tai yra labai trapu, nes kiekvieną kartą, mes negalim būti teisūs, ne, tai kiekvieną kartą, kai tu esi neteisus, viskas subyra. Ir man jo mintis, kad tavo ego turi būti pastatytas ant to, kad tu greitai mokaisi, esi problemų sprendėjas, tai yra
daug toksai, na, ilgalaikiai perspektyvai produktyvesnis dalykas, nes tu tada būni neteisus, tu pažiūri tą situaciją ir galvoji, gerai, kaip aš ją galiu įspręsti greitai, kaip aš galiu greitai iš jos pasimokyti ir kad daugiau tai nepasikartotų. Tai man čia buvo, ta prasme, life changing, nes aš anksčiau buvau tiesiog mano ego buvo, aš turiu būti visą laiką teisi ir tada tu negirdi kitų žmonių nuomonių. Žinai, ir kitų žmonių perspektyvų. Turbūt esi tiesiog tam burbule, kuriame atrodo, kad, na, iš tikrųjų pasaulis turbūt sukasi apie tave, galima sakyti, ir visa kita yra kaip ir nelabai priimtina, ar ne? Jo, ne tai, kad pasaulis sukasi apie tave, bet buvo sunku, tu niekada nepriimsi gero sprendimo vienas tiesiog su savimi, tau reikia kitų žmonių perspektyvų, kad tau atsidaro tiesiog kaip tokios avenues, žinai, kur pamatyti, galbūt tu galvoji, kad yra vienas kelias, bet visai yra gal ir kitas kelias pasiekti tą kažkokį tikslą. Tai būtinai yra labai svarbu šitas dalykas, kad ne tik tai būti, na, kaip bandyti būti teisiam ir įrodyti, o tavo tikslas turėtų būti gauti teisingą atsakymą, o ne tikslas būti teisiam. Tai iš tikrųjų labai atvirai šnekė apie tai, kad anksčiau buvai kitokia ir kad tavo asmenybės pokytis, na, tikrai buvo didžiulis, ar ne? Taip. Kodėl tu iš vis nusprendei, kad gal kažkas šiandien nėra taip ir gerai, gal aš neturėčiau visą laiką būti tokia, na, neturėčiau vadovautis vien tik savo ego. Kas buvo tie dalykai, kurie pradėjo tave keisti ir ar tai buvo kažkoks staigus pokytis, ar tai buvo viskas lėtas procesas, koks buvo visas tas kelias? Jo, aš anksčiau, žinai, prasidėjo turbūt nuo to, kad aš, kai persikrausčiau gyventi į Lietuvą ir pradėjau dirbti su savo tėčiu, mūsų charakteriai labai nesutapo ir mes visą laiką pykomės. Ir aš galvoju, taip negali būti. Nu, ta prasme, tai yra neproduktyvu, tai yra tiesiog mes sugadinsim savo santykius. Ir dar kitas dalykas, ką labai yra svarbu visą laiką žiūrėti, ką tu gali padaryti, nes ta prasme, aš jo negalėjau veiksmų pakeisti, aš tai galėjau pakeisti taip, kaip aš juos reaguoju, ne? Tai aš tada sprendžiau save stebėti ir pagauti momentus, kai man tas, žinai, tas būna, kai kyla pyktis. Visi mes žinom tą momentą, kai kažkas, žinai, ir tu turi pasirinkimą tuo momentu. Arba tu reaguoji taip, kaip tavo pirmas instinktas yra, tai tikriausiai rėkti, būti tokiam defensive ir taip toliau, arba sustoti ir galvoti iki 10 paskaičiuoti ir pagalvoti, tikrai, nu, ta prasme, koks tavo tikslas toj situacijai. Tavo tikslas yra susipykti, tada tu reaguok tai taip, kaip tau atrodė pirmom sekundėm. Bet mano tikslas negali būti susipykti, nu, ta prasme, niekieno tikslas nėra susipykti. Tai va, ir aš pradėjau save gaudyti tose momentuose, nes tai tikrai nebūna per naktį, kad va, aš čia paskaičiau, pamačiau ir taip. Pirmiausia, aš nusprendžiau save gaudyti ir pajausti tos momentus. Aš dabar kiekvieną kartą jaučiu. Aš gaunu kokią mailą su pasyviai agresyviu tonu ir aš jaučiu taip, žinai. Taip. Ir tada pagalvoji, koks mano tikslas. Ir jeigu mano tikslas yra išspręsti situaciją, jeigu tai yra klientą padaryti laimingu, nu, tu turi kitaip elgtis, tu negali tuo pirmu instinktu vadovautis. Ir nuo to laiko aš pradėjau save stebėti ir per kelis mėnesius mes su tėčiu, nuo to laiko, kai aš, sakykim, jau perėjau tą stebėjimą ir perėjau prie darimo, kad aš nebereagavau į jį ir labai ramiai jį reagavau, mes nesam susipykę rimtai jau 2 metus. Neįtikėtina. Iš to, kad tu kalbi, panašu, kad visa tai yra kaip įgūdis iš tikrųjų, ar ne? Kurį tiesiog reikia vystyti, lavinti, nes kaip ir sakai, kažkokie stebuklai, kad dabar, nežinau, paklausiau vieną podcastą ar perskaičiau vieną knygą ir aš pasikeisiu, aš būsiu nuo rytojaus kitas žmogus. Tai yra maži žingsniukai, ar ne? Tai tikrai nevyksta ir tai reikia įdėti darbo, kad ir kaip banaliai skamba, kad viskas reikalauja darbo. Ir tas darbas mes gal jį kartais kitaip įsivaizduojam, bet čia irgi yra darbas, tie mikro momentai tokie, kai tu pajauti, kad tu jau kažkaip tuo reaguosi ne taip, arba kad tave kažkoks vienas ar kitas dalykas suerzina ir panašiai, tai yra labai svarbu save pagauti pirmiausia situacijose. Ir tada yra darbas, kaip jį apsukti kitų kampų, pagalvoti, koks yra tikslas ir reaguoti tinkamai. Fantastika. O ar galėtum, ką sakyti, nežinau, kažkokias pasidalinti pagrindinės savo knygas ar įkvepiančius žmonės, kurie tau, sakytum, būtų pats pirmas dalykas, o dabar kažkoks žmogus klausosi ir galvoja, skamba labai gerai, aš galbūt irgi norėčiau kažkaip pradėti labiau save kontroliuoti, nesigauna, visą laiką gaunu tą žinutę ir išlieju visą save ir turiu pripažinti, aš buvau irgi lygiai tokia pati, tai puikiai suprantu, ką turi galvoju, žinau, aš irgi jau jaučiu viskas užkaista ir vien to, kad sekundę pagalvotum, tu parašai, va, tokia ilga žinutė ir vėliau galvoji,
Bet žinai, ką galima parašyti, jūs ir parašykite tą žinutę, bet jos neišsiųskit. Jūs parašykit, išsiliekit ir paskaitykite ją ramiai ir pagalvosit, nesiūsiu aš, žinai, nėra čia geras dalykas. Tiesiog pagalvokit visą laiką, koks tikslas yra. Ja galima parašyti, tik po to ištrinti. Ištrinti. O kaip sakytum, kas turėtų būti, tarkim, pirmieji žingsniai? Ar kažkur pasiūlytum, kaip žmogų, kaip pradėti truputį gauti to suvokimo? Nežinau, kad visą tai, kad tu pradėjai iš tikrųjų labai dirbti ant to, ant savęs iš tikrųjų. Tu pradėjai, kad tu suprastum savo asmenybę, kaip spręsti konfliktinės situacijas, tu pradėjai dirbti su savimi. Kokie turėtų būti pirmieji žingsniai? Nes kaip ir sakėm, drastiškai tu negali per sekundę pasikeisti. Tai yra tavo aplinka, tai yra tai, ką tu žiūri, ko tu domiesi, tai yra tavo įpročiai, daugybė dalykų susidaro. Nuo ko reikėtų pradėti? Aš neturiu kažkokio, žinai, instrukcinio tokio manual, kur dabar padarysit šitus žingsnius ir dabar jau čia pasakysit. Aš tiesiog galiu iš savo patirties pasakyti, mano viena labiausiai mane pakeitusių galbūt knygų buvo Principles by Ray Dalio, bet aš ją rekomenduoju labiau, kas yra galbūt vadovaujančiose pozicijose arba turite savo verslus, nors jeigu jums įdomu tas būtent mąstymo pokyčiai ir kaip operuoja tokie žmonės tokiam levelį, kai yra jau ten multimilijardieriai ir panašiai, tai vis dėlto jų mąstymas yra labai įdomus, man buvo. Ir aš visą laiką buvau tokia natūraliai labai smalsi. Tai aš ieškojau atsakymą, aš galvoju, aš taip elgiuosi, aš turiu rasti atsakymą. Ir jo knygoje vienas iš kaip pavyzdžių yra, kad nekaltink kitų dėl blogų kažkokių nutikimų. Taip. Nekaltink kitų, visą laiką galvok pirmiausia, ką gali pakeisti tu, nes mes linkę tai daryti. Žinai, aš irgi buvau linkus anksčiau, kažkas kažką blogo padaro, tai ieškoti kitur, žinai, tai jisai čia kažką blogai padarė, tai jisai čia pasakė, čia ne aš. Žinai, kodėl jisai tai taip pasakė, žinai, tai aš irgi atgal tai pasakiau. Ne, tu niekada negali kontroliuoti, kaip kiti žmonės elgiasi, tu pirmiausia turi žiūrėti, kaip tu elgiesi ar kokie tavo yra darbai. Ir tai yra labai labai svarbu tokį mindsetą turėti, nes tu tai gali kontroliuoti. Daug dalykų gyvenime negalim kontroliuoti, bet kaip mes elgiamės ir kaip bendraujame su kitais, mes galim kontroliuoti. O tarkim dabar, kai tu esi jau New Crush nebe vienas žmogus, tu turi savo komandą. Taip. Koksai buvo procesas, tarkim, suburiant visą tą komandą kartu ir vėlgi palaikant visą tą dvasią. Tu esi labai ambicinga, ryžtinga, tu turi labai, tokį teisingą mąstymą apie daugybę dalykų. Kaip jų įskiepyti kitų? Ar tiesiog atrinkti žmonės, kuriuos tu samdaisi, būtent tokius, kad jie jau tokie ateitų? Ar tu kažkaip bandai to žmonės, nežinau, mokinti, pakeisti? Kaip sekasi, su tą prasme, dirbant su komanda? Tai yra vėlgi nuolatinis darbas, mes labai daug šnekamės, aš labai daug dalinuosi, jeigu kažką pažiūriu, pamatau, aš visą laiką pasidalinu su komanda, aš pasidalinu knygomis, mes turime ofise visą tokią kaip mini biblioteką, knygų, kur aš skaitau, knygas, kurias jie skaito ir mano, kad mums būtų naudinga, tai mes dalinamės tą patirtimi. Mums didžiausias buvo toksai kaip challenge'as, tai kad neslėpti klaidų, nes visi mes tokie, žinai, linkę Lietuvoje, dar yra net labai didelis toks mindsetas, kad reikia paslėpti, kad čia niekas nematytų, neduok Dieve, aš padarysiu klaidą. Tai pas mus buvo, šitas buvo tą pakeisti, kad jeigu padarėm klaidą ir aš jeigu padarau klaidą, nes kažkoks yra toks susidaręs įspūdis, kad vadovas tai jau negali klysti, žinai, tai yra visiškai netiesa, aš net specialiai, mes pradėjome nuo to, kad vieną kartą suklydau ir mes abu su mano kolega parašėme mailą, kur parašėm, kad, čia tai mes jau čia taip sugalvojom kažkokią nesąmonę ir tai padarėm, atsiprašom visų iš serijos ir viskas. Ir nuo to, tai yra nuolatinis darbas, bet stengiamės raginti žmonės, kad jie neslėptų klaidų, jeigu yra klaida, mes iškart galvom, kaip jie išspręsti ir galvom, kaip jinai nepasikartotų. Aišku, mes nesam, žinai, kažkokie ten labdara, tai jeigu tu darai tas klaidas 100 kartų, tai jau nėra gerai, bet mes už vieną klaidą ten nesmerkiam ir, žinai, kažkaip nebaudžiam, bet jeigu tai yra pasikartojančios klaidos, tai žinoma. Tai yra, klaidas daryti nėra blogai, yra labai blogai iš jų nepasimokinti. Tai va. Tai toksai jūsų visas kompanijos dalykas, jūs bandote jį įskiepyti, tiesiog, iš tikrųjų, įrodami savo pavyzdžių, nes tas turbūt yra pats geriausias būdas, kad tavo komanda tikėtų tuo, ką tu iš tikrųjų bandai sukurti, ar ne? Taip, mano komanda, aš labai jaučiuosi laiminga, nes turiu labai gerą komandą ir labai fainus žmonės ir kurie yra labai tikrai atsidavę savo darbui. Ir tai yra nerealu, bet žinoma, mes to klausimu dirbam, mums visokių tų dienų būna ir mes, žinai, būna tokių, kaip būna neproduktyvu, bet mes stengiamės tada, sueinam visi kartu, pašnekam, ką galim pakeisti ir stengiamės nuolatos, kaip ir su savim dirbti, aš visą laiką stengiuosi, tai mes irgi lygiai taip pat stengiamės visą laiką kažką naujo padaryti, kažką įdomu žmonėm parodyti.
Tai va. Fantastiškas požiūris. Man tikrai labai patinka, aš to pačiu vadovaujuosi ir savo komandai, nes visą laiką sakau, jeigu žmogus, tarkim, nežinau, kreiptųsi į mus dėl vestuvių planavimo ir vėliau jis kalbėtų su mano kitų tiekėjų, fotografu ar koordinatorė, kurie neturėtų viso to, ką aš noriu perduoti iš šiltų emocijų, manau, tai iš karto, na, visas įvaizdis, visas tas jau paliktų tokį prieską prisiminimą. Tai dėl to manau, kad tikrai ta kompanijos dvasia yra labai labai svarbi. Karolina, mes truputėlį palėtėme social medijos temas ir iš tikrųjų tai yra labai aktuali tema, dar ir dėl to, kad, na, ne tik ten ją naudojasi pati, bet iš tikrųjų tavo verslas buvo labai, na, stipriai buvo ir yra, na, susijęs su social media, ne? Tai koks yra tavo požiūris iš esmės į social media? Nes žmonės apie tai kalba labai iš įvairių pusių. Vieni nori nuo to atsiriboti ir savo, kad tai yra, na, nereikalingas mėšlas, kiti stengiasi tapti ten kuo populiaresni. Na, iš esmės tai yra tikrai labai labai didelė tema šiais laikais. Kokia yra tavo nuomonė, kalbant iš asmenės pusės, tarkim, nežinau, kokį turinį tu pati nori gauti, koks turinys tave domina social media, koks yra tavo santykis social media ir verslo prasme, vėlgi, kaip tau atrodo, kaip tai... Aš manau, kad į social media ar į bet kokią platformą nereikia taip žiūrėti, aš nesu čia kažkokia socialinių tinklų fanė, tiesiog ten yra žmonių dabar dėmesys, tai mes dėl to esame ten. Tai tiek, ta prasme, tai yra tiesiog platforma, dabar yra Instagramas, yra Facebookas, kažkada bus kažkokia kita platforma, bet tai nėra kažkoks, mes nesam čia dabar kažkokie Instagramo fanai. Na, ta prasme, ne, tiesiog ten yra mūsų pirkėjai, ten yra mūsų sekėjai ir mes ten galime kurti labai glaudų ryšį ir bendrauti su jais. Dėl turinio, kurį aš pati seku, taip, aš, pavyzdžiui, seku tik tuos žmonės, kurie mane kažkaip įkvepia, tokius kaip tu, tokius kaip, žinai, Gary Vaynerchuk, Tom Bilyeu, nu, etc. Man patinka, kad aš paminėtų jų kontekste. Čia Dovilė, Gary Vee. Ne, bet yra tiesa dėl to, kad, prasme, Lietuvoje nėra daug tokių žmonių kaip tu ir yra žiūri gerai, nes man kartais aš pati pasižiūriu to video, galvoju, o, reikia, žinai, kažką padaryti. Nu, ta prasme, tai yra labai fainai, tai jeigu tu va, tokius žmonės seki, tai tada social media negali būti blogai, jeigu tave jie įkvėpia kažką padaryti. Taip, ir pritariu iš tikrųjų ir žinau, kad tai, kad tu kalbi, tu iš tikrųjų, na, tu tai kalbi, ne tik, kad kalbi, bet tu tuo ir gyveni, nes aš žinau, kokį kūrinį jūs kūrite iš tikrųjų su New Crush ir visas jis yra labai informatyvus, jūs suteikėt labai daug informacijos. Tai nebūna tiesiog, va, čia mūsų produktas, nes tai turbūt nesukuria jokio ryšio. Tai kaip yra su social media? Ar jūs patys ją visą, na, kuruojat, planuojat ir derinat? Nes tikrai, na, jūsų veikla, ką jūs darote, tai tikrai įsiskiria Lietuvoje, aš nežinau daug kompanijų, kurie tai darytų taip gerai, kaip darote jūs. Tai va, kaip visą tai... Ačiū labai. Nu, aš didžiai sakau tai. Žinai, mes kuruojam patys, dirbom iki šiol dviese prie to, apart to, kad mes visus dar kitas funkcijas atliekam, bet taip yra, žinai, kai esi mažas verslas, tai tau tenka daryti nuo iki. Ir dabar turime dar trečią žmogų, kuris dirba prie social media, bet iš principo mes tengiamės, mūsų toks gal, kas matėte dėžutėse net parašyta, kad nu, tiesiog norim, kad žmonės privesti nusišypsoti, kad jie būtų tas procesas, pirkimas tokių elementarių dalykų kaip maisto papildų ir kosmetikos, jis būtų fun. Ta prasme, kodėl mes turim, žinai, kai sakai brandus ir galvoju, nu, ta prasme, tai erzina tas turinys, o mes norėjom padaryti, kad tau būtų fun sekti brandą. Ta prasme, tau fun, mes, ta prasme, padovanojom kažkokiai mergaitai vienaragio, nes jinai parašė, kad jinai nori kalėdom vienaragio, žinai, jeigu mes norėtumėm tik tai prominti savo produktus, atrodo, kokia čia nesąmonė, ar apsimoka dovanoti kažkam vienaragį, bet tai yra fun. Taip. Tai yra fun mum, tai yra fun mūsų sekėjam ir, ta prasme, mes ne viską taip, žinai, skaičiuojam, kad, nu, dabar čia įdėsim, ar čia kiek čia nupirks, ar čia apsimoka. Mes prieš 2 savaitės nusintėm savo vieną iš pirkėjų lojaliai klientai, kuri sirgo labai buvo po ligos, nusintėm gėlių. Tai tokie paprasti dalykai, bet šiais laikais, kai žmonės turi tiek daug pasirinkimo, jie taip lengvai gali pasirinkti kompaniją. Man atrodo, turbūt nėra nieko svarbiau, negu tiesiog sukurti ryšį su savo klientais, nes tai vienas geriausių būdų, kaip padaryti, kad jie pas tave sugrįžtų ir sugrįžtų. Ir ilgalaikį perspektyvą, nes mes galėtumėm, žinai, padaryti 1 milijoną akcijų ir parduoti, bet mes to nedarom, nes mes norim, kad žmonės iš tikrųjų pabandytų mūsų produktus. Mes pirmiausia savo produktais labai tikim, labai kruopščiai jas atsirenkam ir aš manau, kad jeigu tu vien tik darai gerai social media, bet tavo žmogus gaus tą produktą ir, pavyzdžiui, arba pristatymo procesas, arba aptarnavimo procesas, arba pats produktas bus blogas,
tai kiek tu kartų gali žmogų apgauti? Nu kiek? Tai ta prasme, žinai, tai mes bandom viską gerai daryti. Nuo produkto pasirinkimo iki produkto pakuotės, iki pakuotės, kurią siunčiam ir panašiai. Max, bandom. Karolina, dabar tu kalbėjai apie tiek daug dalykų ir įsivaizduoji žmonėm, kurie klauso, jie galvoja, velnės, tikrai jau seniai norėjau sukurti tą savo verslą, bet dabar klausau ir atrodo visko daug, reikia pagalvoti apie pakuotės ir įpakavimą ir apie viską. Tai nuo kogi man dabar pradėti? Tai įsivaizduokim, dabar vėlgi yra kažkokia mergina žiūrinti šitą video. Ir galvoju, tikrai būtų gerai visą tai pradėti. Ar sakytum ieškotis kažkokio verslo partnerio, ar tai daryti, ar tiesiog viską mesti ir sakyti, aš rizikuosiu visom savo santaupą ir dabar pradėsiu viską daryti. Kaip tu atrodo, kaip žmogus turėtų pradėti? Tokių drastiškų, žinai, kad mesti ir rizikuoti visom santaupom būna ir pasiseka, bet aš taip drastiškai nedaryčiau, nes tu, jeigu dirbi darbą, kai aš nuo 9 iki 5, tai lygiai taip pat ir aš pradėjau su biovaistinė tuo metu, ar ne? Tai tu turi laiko nuo 5 iki 12. Taip. Tu turi laiko nuo 5 iki 12, kurį gali dedikuoti kažkam kitam. Tai tu gali, ta prasme, šiais laikais, tu telefone gali sėdėti ir daryti, ta prasme, aš nežinau, ką tas žmogus, tarkim, nori daryti, labai ar priklauso nuo industrijos, bet tu turi tam laiko. Nuo 5 iki 12, kiekvieną dieną, tu turi šeštadienis, tu turi sekmadienis. Ir tai yra viskas iš tikrųjų tiesiog mūsų pasirinkimas, kas mums yra prioritetai ir kaip vis tai gali įsivystyti. 100%. Karolina, paskutinis klausimas, kadangi žinau, jau nebeturime tiek daug laiko, mano pagrindinis klausimas dar būtų toksai. Kaip sekasi veikliai, labai ambicingai, merginai, kuri tikrai sugebėjo susikurti savo tvirtą pagrindą po kojom, kuri sugebėjo tikrai iš labai tokio nežinomo brando padaryti kažką, kas yra tikrai žinoma, naudojama, kas auga, kas yra įdomu. Tai tu esi tokia tikrai nepriklausoma, protinga moteris ir kartais tokia moterim būna sudėtinga su santykiais. Tai kaip tau atrodo, kaip reikėtų elgtis tokiu atveju, ar kaip reikėtų sugebėti galbūt suderinti tai, ar manai, kad tiesiog moteris turi pasirinkti arba karjerą, arba šeimą, ar manai, kad reikia ieškoti žmogaus, kuris būtų tavo bendražygis, kuris tikėtų tais pačiais dalykais. Kokia yra tavo perspektyva, kalbant apie santykius vyro, moters, kai moteris yra labai stipri moteris? Aš manau, kad labai daug apie šeimos klausimus dar negaliu šnekėti, galbūt po kelių metų galėsiu, bet šiuo metu dar tiesiog nesu patyrusi toje srityje. Bet patys santykiai, aš manau, kad tu turi turėti to žmogaus palaikymą. Tai yra be galo svarbu, kad tu gali su juo pasišnekėti, pasitarti, aptarti kažkokias idėjas ir galbūt jis tau gali pasiūlyti kažkokią visiškai kitokią perspektyvą ir nuomonę. Lygiai taip pat ir tu gali indėlį dėti jo kažkokius siekius. Tai man tai yra svarbiausia, tas palaikymas. Bet tas palaikymas nėra toks, žinai, tu viską tobulai darai. Va tokio man reikia žmogaus, kuris man pasakytų, ne. This is not wrong, yeah. Ne. Ta prasme, taip negerai. Aš kaip papasakoju, nes aš galiu būti ganėtinai įtikinanti, žinai, kaip aš neku ir panašiai, tai su tokiu pasitikėjimu ir man reikia žmogaus, kuris galėtų matyti pro tą visą ir sakyti, ne, šitoje situacijoje tu blogai pasielgiai. Tai man atrodo, kad tu turėtum dabar eiti ir atsiprašyti ir vis dėlto žinai, tai man va tokio žmogaus reikia. Patarti taip, kad visi mes esame skirtingi ir visiems mums reikia skirtingų žmonių, bet mano atveju man reikia tokio žmogaus, kuris mane įkvėptų, palaikytų, bet tuo pačiu nebijotų man pasakyti, kai aš esu neteisi. Tai iš esmės sakai, kad galima tavo nuomonę suderinti ir santykius, ir karjerą. Žinai, kaip sako, she has it all. Ir dažniausiai tas she has it all ir būna, kad jinai turi karjerą sėkmingą, jinai turi mylimą vyrą ir visą kitą. Ar manai, kad tai suderinama reiškias? Tas she has it all, žinai, čia visą laiką kas tas all, ta prasme, tikrai tu vis tiek aukoji kažką, tu aukoji laiką, tu tikrai nebus taip, kad tu grįši, jeigu tu turi savo verslą arba dirbi vadovaujantį darbą, tu negrįši 5 namo ir jūs nežiūrėsite teliko iki 12. Nu taip nebus, tiesiog taip nebus. Nebus, kad kiekvieną savaitgalį jūs galėsite vykti vis kažką kitą nuo ryto iki vakaro. Nu, ta prasme, mano atveju taip nėra, jeigu ypatingai, jeigu tu nori daug pasiekti. Tai kažką reikės aukoti, bet santykius išlaikyti, vėlgi tai yra darbas ir jeigu jūs pasiryžę dirbti to klausimą, aš manau, kad įmanoma.
Super, Karolina, tikrai labai įkvepiantis pokalbis ir manau daugybė merginų, kurios masto apie savo galbūt veiklos pradžią, ar galbūt dažnai ją sustabdo tai, kad aš per jauna, ar į mane pasižiūrės rimtai ir vėlgi galiausiai tas pats stereotipas, kad mergina yra graži. Reikia susidurti su daugybės stereotipų, bet tu esi puikus pavyzdys, kad visą tai galima padaryti ir tiesiog, tavo šypsena, malonus bendravimas, manau, prie to labai prisideda ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną buvai čia, kad pasidalinai savo istoriją. Kaip ir sakiau, tu man esi labai įkvepianti moteris ir manau, kad įkvėpsi daugybę kitų, kurios šiuo metu žiūri šį video. Ačiū labai tau.